Žilvinas šiandien mums pagelbės ir parodys, kaip sumontuoti bepakabės lubas. Bepakabės lubos. Kas tas yra? Bepakabės lubos. Tai lubos be pakabų. Ar ne? Kažkaip nesiriša. Kažkaip nesiriša. Realiai, logiškai. Kaip tai lubos be pakabų? Nu? Lubos be pakabų. Kada gal tokios lubos reikalingos yra be pakabų, ar ne? Kada mes pradedam mąstyti, kad man būtų gerai turėti tokias lubas čia, kur pakabų nereikėtų. Šiaip aš sakyčiau, privalumas yra labai didelis, nes yra labai daug galimybių, nereikia gręžiotis lubų, žymiai pagerina garsų izoliaciją, žymiai sprendžia klausimus, kada yra siauri koridoriai ir vien tik ortakiai kabo viršui, arba iškeltos aukštos sienos, bet tarp jų reikia pasikabinti lubas ir nenorim kilti 3 metrus į viršų su savo pakabom. Gal dažniausiai susidurėm, ar ne, tokiam kaip ligoninės ar viešbučiai, ar kažkokie tai daugiabučiai, arba verslo centrai, jų koridoriai. Tai reiškia, siauros patalpos, sąlyginai siauros, ne? Po pusantro, 2-3, nors gali būti ir dar platesnės. Patalpos, kuriuose yra milžiniški ortakiai. Jeigu tu atsidarai koridoriuje, tarkim viešbutyje, atsidarai koridoriuje, išėmi vieną sausainį ir ten matai, kad eina ortakiai, visokios komunikacijos, tiesiog nėra vietos, kur įsukti pakabą, tada kyla idėja apie bepakabės lubas. O bepakabės lubės tai yra tiesiog pertvara pastatyta ant šono. Ant šono, taip, teisingai. Tai šiandien būtent tokį ir parodysim. Ir mes ant stalo turime jau iš anksto pasiruošę mūsų pertvaros profilius, CV75 standartinius. Jo, čia nuo poko liko, kai pertvarą montavom. Taip. Ir jie yra prieš mūsų akis susukti kartu. Tai reiškia, dėl standumo gebos. Bepakabės lubos, jų silpnoji vieta yra tik tai viena, kad mūsų riboja šiek tiek kambario plotis, nes? Nu, jo, plotis per tą trumpoji dalis. Jo, tai trumpoji kraštinė. Kiek tai mus riboja? Konstrukcija gali būti sudaroma iš viengubų CV profilių, nebūtinai sujungtų, arba sujungtų. Taip pat būtų galima sudaryti konstrukciją iš UA profilių, skirtų montuoti durims. Nuo to priklauso, kokį maksimalų tarpatramį galime išlaužti su savo lubomis. Šiuo atveju 2 CV75 turi maksimalų tarpatramį 3,60 m. O mūsų šitos autobusų stotelės 3,30 kažkur. Taip, tai mes truputį jau esam ant ribos. Kaip atrodo perimetras? Papasakok šiek tiek apie perimetrą. Perimetras yra labai paprastas, sakysim, jeigu paprastai šnekant, čia būtų grindis, čia būtų lubos, o čia būtų CV-škė, kuri vertikaliai stovi. Tik mes biškį savo mąstymą pakeičiam, pasisukam šoną ir žiūrim tokiu būdu. Tai va, tai gaunasi, kad mes ant ilgųjų dalių suksim UV profilį, o ant trumpųjų dalių eis pas mus CV profilis. Lygiai taip pat kaip ir pertvarai, čia eina va CV profilis, o ten eina, sakysim, viršų yra pačioj UV profilis. Ir profiliai susukami, rekomenduojamas atstumas neviršyti 75 cm. Aišku, lengviausia roletė ištempi ir kas pusę metro susegi. Sukabinimas, profilių sukabinimas. Jo. Lengviausia skaičiuoti. Kitas toks nepatogus dalykas yra, kad mes turim sukti profilio viršų, o ne apačią. Nes paprastai kaip būna, mes atėjom su savo profiliu, čia mes jį įkišom, įstatėm ir iš apačios įsukom blusą. Tas variantas čia nepraeina. Iš tikrųjų, mums reikia sukti į viršutinį profilį. Nes kada lubos pralinksta, jos tiesiog kirps šitą ir lauž profilį. Atsiras krypimas varžto. Tai kad to neatsitiktų, mes turim tvirtinti viršų. O kad viršų būtų tvirtinti patogu ir nesikeikti po 6 kartus, kai varžtas krenta, tai aš rekomenduoju iškart susigrįžuoti skylutes CV-škiai galuose. Tam, kad labai būtų lengva prisisukti profilius. Atstumas tarp CV-škių. Kaip ir lubose standartise, kas 500. Taip, galima ir dažniau. Kas 40 irgi galima daryti. Bet standartas yra 500. Ja. Atrodo, kad einame link to, kad montuojame kaip sieną, kaip lubas, ant kurių būtų galima vaikščioti, tačiau ne, čia ne tos lubos, čia yra tiesiog save laikančios lubos. Nu, per pertvarą irgi nevaikštum. Taip. Tai šitos lubos gali būti ir atsparios ugniai, priešgaisrinės, tik tai tuo atveju dar mes kaip dangtį užmetame dar papildomas Knaufred plokštės. Bet jeigu domina sistema, ant kurios tu gali vaikščioti kaip ant stogo, tai priekyje mūsų parodos yra stendas kubo su tokiom mėlynom kojom, matėte? Ir tada tarp skersiniai jau eina ne CV profiliai, o skersiniai būna UA. Tada jau yra sistema kubo, ant kurios tu gali vaikščioti. Bet šiuo atveju mes montuojam lubas. Ant aišku, dėdasi ten USB plokštė, o iš pačios reikia arba omega susukam, arba tiesiog vargstam gipsą sukdami į vaškę. Ir pradedam šitą purviną darbą? Nu taip. Toliau viškiai. Tiesiog įsidedame profiliukus, mums labai pasisekė, kad kažkas protingas iš anksto čia žymėjo iš karto, ar ne? Nu. O, kaip tau pasisekė. Ir kas tai būtų? Antras. Kas 500?
tarp centrų susisuka šitos dvi, vadinkim, hebai ir puikiai. Palapus mane, opa, yra. Tai ypatingai verslo centruose dabar ką naujo stato mūsų didieji rangovai, mes dažnai su Žilvinu duodam šitą sprendinį, nes ortakių dydžiai milžiniški, su pakabom neaišku, vieni kitiem visi labai maišo, o su bepakabėm lubom nieks niekam nemaišo. Tai va. Ateinam iš apačios normaliai įsukom. Gyvenamuosiuose namuose, kaip Žilvinas minėjo pradžioj, tai yra auksinis sprendimas tada, kada sienos yra išmūrytos, stogas vieno aukšto namas, stogas šlaitinis ir nieks nemūrė iki pat viršaus. Net yra daugybė gyvenamųjų namų, jūs turbūt esat matę, kur pertvaros išmūrytos 3 metrus, stogas 4,5. Nu ir sako, čia paskui tau lubos užsidės. O tas lubas jie pasidaro tokias, kad, tik biški vizualiai uždengtų, dar jeigu įtempiamas padaro. Tai tiesiog atrodo, prieš įrengiant lubas, jeigu vaikai su kamoliu gali tarp kambarių susimėtyti, tai sėkmės garso izoliacijai. Tai tokiu atveju ateina į pagalbą bepakabės lubos ir jos veikia kaip juodlubės. Mes pirmą jas susimontuojame, padarome, kad tas kambarys būtų kaip kubas ir tada prie savo juodlubių, bepakabių lubų mes montuojame kitas lubas. Jau susukėme, kad ir vieną sluoksnį gipso kartono, kurį sugrįžiojame visai, suvarome LED apšvietimus, užuolaidas kabinam ir panašiai. Bet žinome, kad už jų slepiasi mūsų garso izoliacinės bepakabės lubos. Po 2 nesuksiu, užteks ir po 1 pradžiai. Užteks, taip. Ir į sceną atvyko gipso kartono plokščių pakėlėjas, ne pirmos jaunystės, bet puikiai atliekantis darbą. Tiesa, ar kas nors objektuose naudojate tokį daiktą? Tai turbūt visi. Linksi žmonės, kažkas naudoja. Jo, gyvenimas per trumpas, gal taip stipriai prakaituoti, bet taip pat esu ir sutikęs aibė klientų, kurie sako, kad lubom pats geriausias gipsas yra 3 metrų. Nes mažiausiai glaistyti, sako, mes užšokam dviese prikeliam vienas, Tai tiesiog, kaip kam patogiau. Ten kilpa gali trukdyti. Puikiai. Neįstačiau. Dabar. Gerai. Valio. O sukimas tai kaip sukimas. Jo, dabar vėl ta akimirka, kur, kaip ten sakiau, koks šeimininkas laužas, tekanti upė ir dirbantis žmogus, tai vienas iš labiausiai raminančių ir nuostabiausių vaizdų pasaulyje. Taip. Gipso kartonas tvirtinamas tokiu pat principu, kaip ir prie sienų, atstumai tie patys, niekas čia toliau nesikeičia. Tik čia sukame glute. Nes ir vieną reikia sekti, ir kitą profilį. Jo, šiuo metu, nes profiliai tiesiog yra dviguba konstrukcija. Kas pasakys, kodėl mes netvirtinome gipso kartono kitą kryptimi? Galėjome ir kitą kryptimį, ar ne? Koks skirtumas? Iš tiesų tai ne. Gamykliniai hrak kraštai gali kabėti ore. Tai šiuo atveju mes paliekame gamyklinius kraštus, kurie armuotųsi vėliau kabėti ore. Ne dėl to. Iš tikrųjų, gipsas, jeigu lyginsim pagal savo struktūrą, galbūt būtų panašus biškai į medinę pliauską, jeigu taip liaudiškai šnekant. Tai jeigu atpjausim per gipso lapą 1,20 cm juostą šitą kryptim, tai jai sulaužyti reikia apie 2 kg. Jeigu mes tokią pačią juostelę išsipjausim išilgai, tai apie 5-6 kg, kad lūžtų. Tai automatiškai gaunasi, kad 2-2,5 karto gipsas iš ilgio yra tvirtesnis negu iš pločio. Kaip medis, sakysim, vieną kryptim taip lūžta, o iš ilgio jis nelūžta. Ir automatiškai ant lubų rekomenduojama dėti skersai, o ne išilgai. Ant pertvarų, jo, galim guldyti. Čia nėra klaida, kad čia atsakysim. Tiesa, buvo klausimų, žmonės klausė, sako, čia gerai sumontavot. Jo, tai gipso kartoną šiaip pertvaroms visiškai nėra jokio skirtumo montuoti vertikaliai ar horizontaliai. Dažniausiai pirmą sluoksnį guldo antrą stato, tai netgi gaunasi ilgesnės pertvaros, nes vėlgi knafo profiliai kokie bebūtų standus, bet dažniausiai kada pirmą sluoksnį montuoja stačiai, vieną pusę numygėt savaiškės. Taip. Tada užglaiso, antrą suka. Darom sudėtingą darbą. Jo, aš pasakysiu, kaip ten iš tikrųjų reikia. Tai jo. Pertvarose svarbu, kad tik tai sutaptų tų pačių sluoksnių kryptis. Tai reiškia, jeigu iš vienos pertvaros pusės pirmas sluoksnis eina
horizontaliai iš kitos pusės. Tai ir iš mūsų pusės pirmas sluoksnis eina horizontaliai. Jeigu antrą statom vertikaliai, tai ir antrą statom vertikaliai. Teisingai? Jo, ir kad nebūtų taip, kad, sakysim, taip sudėti, būtų praslinkta. Jeigu čia dam sveiką lapą, tai kitoj pusėje bent 40 cm turi būti siauresnis. 40 cm praslinkimas. Minimalus skaitosi. O ko griežtai daryti negalėtų, tai vienoje plokštumoje sukti vieną gipso kartoną horizontaliai, o kitą vertikaliai. Stačiai, jo. Nepainioti kaip krypties. To nereikėtų daryti, nebent tamsiam mažam kambarį, pasislėpus ten, kur niekas nematys, viskas prisiglaistys ir gražiai laikys. Patikėkit, manim visų nesuksiu. Tai kaip minėjom, čionais maksimalus galimas kambario plotis būtų 3,60 m, bet montuojant su CV šimtiniais jau turėtumėm 4,20 m, jei neklystu, o plačiausias įmanomas didžiausias yra 6 metrai. Bet čia mums reikėtų pasitelkti UA 150 profilius. Tai jau UA standus profilis ir dar 150, tokia didelės metalinės kojos. Bet įmanomas. Tada klausimas, kaip UA profiliai tvirtinasi prie perimetro, negi UA profiliai turi suktis kampais. Tai tose vietose, kur yra gipso kartonas, jau reikėtų įsirengti papildomas metalinės traversas, tokias juosteles, kad tie kampai tvirčiau įsitvirtintų. Ir juos tvirtintumėm specialiais tokiais, kurie nieks nežino tvirtinimo elementais, gal tik kai kuris iš jūsų Knauf Hartmut, kurios pasakojame prieš gerą valandą. Kolektyvas, nežinau, ar visi žinojote, ar buvote matę be pakabės lubas, bet kviečiu ateiti, pačiupinėti ir norim padėkoti jums už dėmesį. Ačiū.